Tyrimai rodo, kad geriamo vandens kokybė, ypač iš šulinių kaimo vietovėse, daug prastesnė negu miestuose. Daugelis gyvenviečių neturi ir nuotekų valymo įrenginių. ES paramos sistemoms įrengti ir atnaujinti nenumatyta, o valstybės lėšos tam beveik neskiriamos. Kernavė – istorinė Lietuvos vietovė. Prieš keliarius metus įrašyta į pasaulio paveldo sąrašą. Tačiau Kernavės miestelis iki šiol neturi vandens nuotekų valymo įrenginių, o pasenęs vandentiekis dar iš kolūkio laikų dalis gyventojų vartoja ir šulinių vandenį. Pasak savivaldybės atstovo, vykdant Neries baseino apsaugos reikalavimus, parengtas nuotekų tinklų bei valymo įrenginių projektas. Tačiau savivaldybė neturi pinigų jiems statyti, o per 300 gyventojų turintis miestelis esą negali pretenduoti į ES lėšas. Jeigu nėra 2000 gyventojų, tai šitas projektas negali būti finansuojamas. Tačiau prieš kelias dienas mūsų rajono meras Kęstutis Pakalnis buvo susitikęs su ministru ir ministras patikino, kad Kernavės projektas bus blogiausiu atveju, tai bus finansuojamas iš aplinkos ministerijos lėšų. Daugeliu Širvintų ir kitų rajonų gyvenviečių vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemoms įrengti ES parama dėl per mažo gyventojų skaičiaus negalės būti suteikta, o valstybės biudžeto lėšos beveik neskiriamos. Širvintų rajone yra iš viso 26 kaimo vandenvietės ir aišku, turime problemą su vandens kokybė. Būna labai dažni gedimai. Maždaug trečdalis šalies gyventojų, daugiausia kaimo, vartoja šachtinių šulinių vandenį. Seimo kaimo reikalų komitetas ragina vyriausybę rasti lėšų kaimo gyvenviečių vandentvarkai finansuoti. 10-20 milijardų, čia didelis lėšos, galbūt tą padaryti per trumpą laikotarpį gal ir būtų sudėtinga, bet tačiau vis tiek turim dirbti ir jeigu mes priimėm įstatymą geriamo vandens tiekimo, nuotekų valymo, tai mes turim tai ir vykdyti. Anot komiteto vadovo kyla grėsmė, kad įstatymas numatantis, jog iki 2015-ųjų ne mažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų turėtų kokybišką geriamą vandenį bei nuotekų valymo paslaugas, nebus įgyvendintas.